30–40 tūkstančių dalių sudėta. Parduotate apie virš 130. Fotografuojam gal 270 tūkstantį. Gal čia blogą darom, gal kiek geriau darom. Norėtųsi, aišku, dar gražesnį sandėlį turėti. Ksenono lemputė į dėžutę ir į dėžutę vėl. Sėdžiu per pietus ir einu ieškoti tos detalės, kur kažkas tai iš mūsų neteisingai padėjo. Mūsų sandėlis dabar čia kokius 500 kvadratinių metrų, reiškia. Turim pasidarę per 3 aukštus, yra stovai, yra perėjimai padaryti, kad tą erdvę iškelti tas dalis iki pat palubių, kaip sakant. Išnaudojom viską, ką turim, nes tikrai dalių vis daugėja ir reikia kažkaip spaustis. Svarbiausia, kad vietos turim čia aplinkui, tai kai jau matysim, kad reikės kažką daryti, tada ir statysimės kažką tai dar laukia papildomų. Dabar kokie yra 30–40 tūkstančių dalių sudėta dėžėse. Tai su atsinaujinimais, su visokiais, dar tiek pat gal sudėsim. Dar tikiuosi, metus nereikės niekur keltis. Nežinau. Nežinau, sakykime, realiai tą dydžią kvadratūros. Bet nemažas, sakykim taip. Sistema realiai 36 tūkstančių. Bet aišku, automatiškai būna senesnis detalės peržiūrės, aišku, naujus dėdės detalės, bet senesnis peržiūrė, perkrausia, žiūri, kad realiai gal nebepirks jau gyvenim, tokių detalių tiesiog met laukan. Toks procesas atrodo, dėdės, po kiek eina laiką žiūri, tas senis detalės perrušiuoja, perbūn, žiūri, kad ten jau daug išmet laukan. Kam jūs laikyti realiai, jeigu jau per 5 metų nenupirka ir dar su to, ko, sakykime, nėra nupirkite ar be nupirks, kas jau realiai. 6, 7, 8, 9, dabar apie 8–9 tūkstančius kvadratų. Bet yra dar yra biški. Sufotografuota yra virš 200 tūkstančių, bet yra parduota tai apie virš 130 tūkstančių. Čia per 10 metų Lietuvos laužina. Čia yra pora aukštų ir maždaug kiekvienam aukšte po pačioj 1000 kvadratų, antram aukšte maždaug 700–800. Nes žemos patalpas ir reiktų realiai aukštesnių, kad galėtum normalius stelažus statyti. Ne, tai angarą 1000 kvadratų reikia turėti, tada būtų galim kažką daryti, nes jeigu nėra vietos, automatiškai nėra kur dalių dėti, prasideda problemos tokios, kad vienas nuėjai parkraustai, pritalpinai vieną saugyklą ir kai jų būtų N, detalės tvarkingai būtų sudėtas ir lengvai randamas ir nesusigadintų nieks ir taip toliau. Tuoj pasakysim. Dabar šiuo metu yra 158–142 dalis. Šiuo metu fotografuojam gal 270 tūkstantį. Tai vat per RR yra išvažiavę 59 tūkstančiai detalių per 6 metus. Galėtų būti geresnis, bet tik daugiau detalių ir geresnių. Visus šitas sandėlis mūsų 700 kvadratų, kitas 300 ir laukia detalės kurios, tai sakykime bendrai virš 1500 kvadratų. 3 pravažiavimai, kiekvienam pravažiavime po 2 stelažus. Ir kiekvienas stelažas dar turi po 5 aukštus. Tai yra lokacijų. Didesnės, mažesnės, bet čia paletinės lokacijos. O kitam yra, tai tokie negabaritai, tokios smulkios kažkokios detalės. Čia yra paletinės, grinai paletė, euro paletiniai. Negaliu atsakyti, ta prasme ten 10 tūkstančių, bet kiek tiksliai, tai taip nėra to skaičius, bendrai yra skaičius. Šiuo metu mūsų sandėlio plotas yra 1000 kvadratinių metrų, o jame sandėliuojame jau apie 8800 detalių. Mes tiesiog patalpą susiskirstėm apačiai 6 dalis, sugalvojam pavadinimus ir tiesiog toj vietoj
sakykime, iš tų 6 dalių būtent į tą 6 dalį nešam ir tam 6 dalį yra, sakykime, lentyna su pavadinimu. Nu, pas mane Z, sakykime, raidė yra 1 aukštas, kaip žemai, V yra viršus, 2 aukštas. Tai va, aišku, kur detalė nešti ar žemyn, ar aukštyn ir tiesiog yra 6 zonos, į kurias, ta prasme, galim jas transportuoti. Nuo pat pradžių tiesiog tokią logiką vadovavomės ir tai pasidarė. Dabar jau pakeisti yra pakankamai sudėtinga, nes visas sandėlis reikėtų, visas lentynas naikinti ir kažką kitą tada sugalvoti arba pavadinimus kažkaip keisti, bet nėra prasmės, nes viskas gerai. Bendraujant su Ovoko, su jų informacija, tenais tokia, ką jie ten turėjo, jie pasidalino, mes pastebėjom ten tos būdus, ten vieni būdai taip daro, kiti taip ir dėžės, kurios yra sunumeruotos skaičiais, lentynose, ten A, B, C, D, sudėtos ir tikrai kol kas mums tas toksai numeravimas, toksai dalių išdėstymas patogus, kitokio tai dar nesugalvojom. Kadangi mūsų sandėlis yra, jis lauk eiti niekur nereikia, tai mes čia vietoje ir pakavimas ir dalies paimamas vienoje vietoje vyksta, tai... Tas sandėliajam sunku, sakykime. Nes galvoju, gal kitaip reikia daryti, gal čia blogą darom, gal kit geriau darom, kaip atrodė vieną vietą daugiau sutalpinti, bet sunkiai išgalvoti. Kitų detalių yra kraunas krūvas, ne po to sunkiai ieškoti jų realiai tokių pat detalių. Bet irgi galvoju to, sakykime, pereit kažkaip, kad vienos mašinos, sakykime, dėti kažkokį vieną lentyną. Kažkiek biškį skaidėti reikia, net pagal manęs. Sakykime, ir kas yra kokios tepaluotos detalės arba sankės detalės. Tai neuždės ant kokios plastiką, ką, tai yra, tam ant kokių blokelių, ten lempų, taigi viskas, jam ragis pasiū. Apsiparvės ar gal sulaužyti. Kažkiek, bet, šiaip daug, man atrodo, kas eina, kad jau reikia dėti vienos mašinos į vieną vietą, sakykime, dėti ir viską. Bet, man atrodo, čia vis ir per laiko ir moka, sakykime, gal ir geriau taip daryti, gal dedam į atskirą, gal dedam į vieną, į lentyną, mašinas, bet, man atrodo, čia vis banda ir testuoja realiai, kad rem patogiau kaip gaunas. Ta sistema visa gimsta irgi, kai ką, kai kur pamatai, galbūt kai kas iš anksčiau yra likę, nes vis tiek kažkokias grupavimas yra, tai žibintų, ten kažkoks skyrius, tai stabdžių diskų, važiuoklės skyrius, tai kažkokių plastikų skyrius, tai variklių skyrius. Pavyzdžiui, sandėlininkė, kaip pas mus irgi dirba, tai jinai daug kur žino, kur kas yra jau ta prasme, nėra pas mus taip, kad per visą sandėlį kažkur parktronikų ieškosi. Yra skyrius, kurie stovi tie dalykai ir čia jinai iš karto ten eina, sakykime, tai tokia kaip sistema yra. O jinai, ta sistema, jinai keičiasi kartais vėl tie automobiliai senėja, detaliai senėja, kai kur perkeliam į kitą skyrių, vėl sunkesnės, su pakrovėjais yra sandėliuojamos, kad paletinėse tuose, kad nereiktų kuo mažiau tos, sakykime, svorio ir to darbo, kad nereiktų kilnuoti kažkokių svorių, tai viską dėliojam, kad būtų šitam sandėlį, kur paletiniai. Mes daugiau pagal detalių kategorijų rūšį, mes jau taip nerušiuojam, kad čia būtent to 7 serija, čia to G, pavyzdžiui, 11 ir čia bus čia tam kampe. Mes daugiau prisirišam važiuokliais prie važiuoklių, tik tai galbūt tos serijos būna prie važiuoklių dar serijos. Bet ir tai ne visą laiką. Bet dažniausiai grupuojam, kad varikliai, važiuoklės, plastikai, žibintai. Tai va taip. O kad ten kažkur tom serijom, tai mes neįsiskiriam. Pašlaik mes strādājam caur... Su Ovoko sistema dirbame per API integraciją. Taigi turime hibridinę dalių valdymo sistemą. Visa su dalies pardavimu susijusi informacija taip pat įvedama į Ovoko. Tačiau papildomai turime ir atskirą sandėlio valdymo sistemą. Apskritai, mūsų turimos sandėlio sistemos logika apsieina su minimaliu kiekiu informacijos. Vadovaujamės nuostata, kuo paprasčiau, tuo geriau. Dalys paskirstytos per keletą skirtingų sandėliavimo zonų. Tarkime, yra A, B, C zonos, o jose dar yra poskyriai, sublokacijos. Pavyzdžiui, yra pirma lentyna, antra lentyna ir taip toliau. Detalių rūšis turi savo lentynas, savo vietas. Ir kiekvienas starteris yra su starteriais. Ir
Taip anksčiau, kol nebūdavo tų sistemų, nebūdavo sutapatinamų, labai būdavo įdomiai surasti, kad ten kokio nors Renault, ten tinka ir kokiam nors Nissanui tas pačios detalės, nors to kaip ir nebūdavo atskleidžiama. Bet kai sudėdė starterius su šalimis su starteriais ir matai, kad jos kai yra vienodi. Ateidavo žmonės labai tankiai anksčiau su pavyzdžiais, kad nebūtinai ten nueiti į tą Renault lentyną reikėjo. Gali parduoti ir iš Peugeot lentynos. Bet jeigu tu neturėsi visų starterių, atėjęs žmogus su starteriu, tai tau tas nepadės tada. Tai dabar jau parangesnės žibintus, kapotus, dangčius, duris pakuojam ir stengiamės išsaugoti kiekvieną brėžimą, kad ką užfiksavom, kaip nupiešėm, kad tokio žmogus ir gautų. Tik sandėlį mes darbuotojo prie mūsų neturime. Yra sandėlį darbuotojas, tai tas, kuris susirenka ryte dalis ir paspakuoja. Tai jau jisai pakavimo vieta yra greta iš karto, yra atskiras kabinetas ir dalis yra šalia. Tai jisai parsineša, pakuoja, merginos sufotografuoja, ateina vakare vaikinai ir tas dėžės paruoštas išneša į sandėlį vėl, jos jau būna su numeriais, deda ir ten, kad sandėlį kažkas tenais, tai ne. Nebūtų ką tenais ir daryti, turbūt, ir kaistinais. Dulkės turbūt net nereikėtų. Ne, taip. Nes kiekvienas žmogus, kuris nuneša detalę, ją padeda, tai nedažniausiai, bet būna atvejų tokių, kad kitas žmogus nuėjęs arba tos detalės nemato, nors jinai ten yra. Ir tą patį žmogų, sakykime, kuris padėjo tą detalę, jisai kaip ir atsimena ir nuėjo, pamatė, žino viską ir atnešė. Kai ją reikia parduoti ar dar kažką, tai jau parduota. Šiaip reikėtų, nes šiaip nebelabai per daug spėja visko. Jis realiai ir pakuoja, aš sakykime, ir sandėlį prižiūri. Nes vis tiek, jeigu norės toliau plėstis viskas, tai jau šiaip reikia sandėlinį. Turim darbuotoją, kuris dirba truputėlį prie pakavimo ir prie sandėlių. Tai praktiškai toks, sakykime, 70% sandėlį, 30% prie pakavimo. Tai va toks. Norėtųsi, aišku, dar gražesnį sandėlį turėjo, dar prie jo ten dirbti yra. Bet visą laiką tą finansinį skaičiuoja, nes tų žmonių gali prisamdyti ir 5 tam sandėlį, jam reikės atlyginimą sumokėti. O jeigu visi bus atsakingi, tai bus didžiausias chaosas. Ta prasme, kaip pavyzdys, jeigu bus atsakingi tik suvedėjai už sandėlį, tai čia tas pats kaip demontuotojai vieną automobilį. Niekas nesutars, kuris sukuitė, kur ten tos dalys vienas atneš, kitas nuneš, tas, kuris atnešė, sakys, ne, aš nesusikalbės. Ir paprasčiausiai turi būti atsakingas. Ir patarimas dar būtų, jeigu įmanoma tą dalyką, kad sandėlininkas atsivežė detalės, susidėjo ir išvežė, kiek jam reikėjo. Visa kita nieks į sandėlį neina. Tai čia ta tvarka bus tada idealiausia. Mes dabar kaip ir sandėlininkų nebeturim, turim sandėlininkai pardavėjai. Anksčiau sandėlininkai, kurie nebuvo pardavėjai, tai pridarydavom tų, kaip sakom, galvos skausmo labai daug. Ir kai ateidavo pardavėjai pasimti kažko, tai rasdavo sugadintą. Tai dabar išbraukiam sandėlininkus, tai yra sandėlininkai pardavėjai. Jie patys, kaip sakant, atsineša detalę, pasideda ir patys atneša pardavėjai, pirkėjai būsimam. Tai sumažėjo truputį problemų su mūsų galutiniu, kaip sakant, detalių atidavimu, kad jos mažiau turi trūkumų ir mažiau dingsta. Retais tai yra prasideda, turim užsakymų, tai yra parduotos detalės per naktį. Ir mes visi ryte 8 val. Einam surinkti užsakymus. Yra pakuotojas, kuris pakuoja, o tie vadybininkai pardavėjai, jie viską suneša į pakavimo kambarį. Ir nebėra jau tos grandies, kad sandėlininkas ne ten padėjo. Kai jisai dabar gauna detalę į sandėlį ir patys jie pasideda ir jie patys atneša,
man nebėra to permetimo, tas kaltas ar anas kaltas. Jeigu pats nerandu, vadinasi, sėdžiu per pietus ir einu ieškoti tos detalės, kur kažkas tai iš mūsų neteisingai padėjo. Jā, mums ir... Taip, turime vieną darbuotoją, kuris dirba sandėlyje. Pagrindinė jo užduotis – tinkamai sandėliuoti ir saugoti visas jau nufotografuotas ir skaitmenizuotas dalis. Kai prireikia, jo darbas yra ir atlikti inventorizaciją. Esame nedideli, kol kas pakanka tik vieno darbuotojo sandėlyje. Ateityje planuojame augti, tada privalės augti ir sandėlyje dirbančių žmonių skaičius. Palielinoties, tad arī, protams, šis darbinieku skaits palielinās. Gal kampą užpildom, dar kažką užpildom, skyriai. Tai yra varikliai, pavarų dėžės su visokiais mažom detalėm. Neužkelsime tokį variklį į 3 aukštą. Viskas yra loginių principų, jo. Tai... Vienodų detalių į vieną vietą geriau nekraut arba jas krauti, jeigu kraus kažkas, tai kraut paeiliui, kad nuo to skaičiaus iki to. Sparnai, durys, dar kažkas tai dedas aukštai. Nu, tos kėbulo dalys aukštyn, visa kita žemyn. Kas neturi svorio, tas į viršų, kas turi svorio žemai. Kur yra dužęs priekis, iš karto į dėžutės ir į tą pačią lentyną. Ksenono lemputė, į dėžutę ir į dėžutę vėl. Kur pats viską neišmėgins ir nesužinos, kas tau geriausiai yra realiai. Gal, sakykime, kitoks lentynus darytis, vėl, koks dėžuotis visko dėti, mažiuotis detalės. Nes dabar pagalvojus, koks įvažiuoklą dėk kartu su visom detalėm nuo mašinos, tai realiai, jeigu ten sumes ir lems, ir plastiks, ir viskas, sakykime, tai kas tebebas, tai realiai, tai važiuoklas kitas detalės, sunkios yra. Sakykime, koks lempas, vėl viskas, kas, sakykime, jeigu yra, kad gali susiraižyti, viskas susaksu plevel paprasčiausiai. Nes kad jos sandėliuojant, jos nesusibraižytų, nesusigadintų, nes... Realiai pradžioj, sakykime, lempą nesukdam, čia pačiai pradžioj, bet po tą pamatą ištrauk lempą, žiūrin apsiraiž. Sakau, ar sam, kiek tas plevelas tiešint, sakau, persukės, po tą nebesusirašė vieni kito jau. O čia irgi tų klaid buvo, kad, sakykime, pradžioj nesukėm. Tai išvažiuoklas tų detalį, tau nieks nesusiražės, ten metalus, tau jiem nieko neatsitiks. Jeigu yra smulkesnės detalės, tai kaip pavyzdys, ten ta euro paletė 1,20 m × 80 ir tie rėmai, sakykime, tai jie gali būti iki metro aukščio. Tai tų detalių yra toj paletėje, pavyzdžiui, kokie 20-30, tai sakykime taip, bet reikia įsivaizduoti, jeigu kokius purkštukus sudėsiu, tai jų ten gal ir 3000 tilps, tai jau tada atsiranda sublokacijos. Toj paletėje sublokacijos. Tada ateini, kaip pavyzdys, vėl 20 lokacijų detalių ar 30 ir kur tik tai paėmė tą, sakykime, dėžutę ir jau ten konkrečiai gali per trumpą laiką surasti. O jeigu jau bus kažkokia, ten vėl viršins kažkokį, sakykime, 50-100, tai tu jau vėl užtruksi ieškodamas. O tau sandėliuojant, tai tau ir lokuojant, tau jokio skirtumo ar 1B brūkšnelis C bus. Ar tik tai vienas rašysi, tai laiko atžvilgių nieko, o suradimo atžvilgių tai yra kaip diena ir naktis. Arba dar yra vienas toks, kaip sakyti, gudrybė, mes kartais, kad tą tvarką palaikyti, nes pas mus ir sandėlininkė yra, ir detalės suvedėjai susideda patys. Mes kartais tokį padarom, kaip sakyti, kad užtikrintą tvarką, kad suvedėjai tvarkingai padėtų detalę, reikia ir surasti ją paskui. Pavyzdžiui, užsakymas ir įsiunčiu. Tai jeigu tu pasidėjai bile kaip, o programai tai matosi, kas vedė detalę. Ir jeigu tu nerandi vėliau, tai tikriausiai kažkur pasidėjai, ne ten, kur reikia. Sandėly. Kai pradedi mokėti už detalį suvedimą, atlyginimą, tada greitis atsiranda. Kaip tą greitį su kokybė suderinti? Va čia irgi reikia tokių stabdžių, nes jie tada nori labai daug visko, suves daug greitai, tai nuvaro į sandėlį, tik sumeta, bet kai reikia suieškoti, ar jie į vietą jas padeda, tu kiekvienos detalės nesutikrinsi. Tai turi būti, kaip sakyti, ir tas atsakingumas ir kažkokia kontrolė tam visam procese, nes jeigu tik tai kažkur paleisi, tai bus arba sandėlininkas pats dalis dėliojasi sandėlį ir atiduoda, jeigu kažką dar įleidžia, turi vis tiek kažkokia būti kontrolė, nes jie gali bet kur padėti.
Es jau tagad nezinu, kas nozarē skaitās. Sunku įvardinti, kas šiame versle laikoma gudrybėmis. Tik galiu pasakyti vieną. Kai pradėjome, darbo palengvinti idėjų ieškojome visur. Vienas iš atrastų sprendimų, kurį, manau, naudoja dauguma, palečių naudojimas detalėms sandėliuoti. Kai sandėliavimo sistema vis dar kuriama, ant palečių galima krauti įvairių svorių dalis. Taip nereikia judėti ant žemės. Aišku, jei pilną paletinę dėžę prikrausite smulkios elektronikos, vargu ar bus lengva surasti tai, ko reikia. Tokį sprendimą reiktų naudoti sandėliuojant šiek tiek didesnės dalis. Tai labai geras ir ekonomiškas sprendimas, juk tam nereikia didelių investicijų. Todėl ypač aktualu tiems, kurie tik ką pradėjo savo veiklą. Šis risinājums, manuprāt, ir ļoti labs un arī ekonomiski atspēko īpaši gadījumos, kad tu tikko esi uzsācis šo te nodarbošanos.